Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponės, su jumis ir vėl aš, apokalipsės pranašas Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 89-ame pramoginio apokaliptinio infošau pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę. Ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir dar vieną dalyką, aš žinote, kaip tu youtuberis jau kaip ir patyręs, bet aš niekad jūsų neprašau, bet šį kartą paprašysiu. Tai gerbėmieji tie, kas žiūrite ir pas mane dar daug šitų žiūrovų ateinate ir per Facebooką, daugelis jūsų vis dar nesubscribinate šito kanalo, pabaiga jau arti ir be reikalo. Vis dėlto geras kanalas ir aš vis dėlto pasistengsiu, dažniausiai aš bent jau dalis šitų savo apžvalgų, šitų epizodų aš įdedu ir viešai YouTube, tai kad jūs juos matytumėte, kad juos matytų daugiau žmonių, na, paspauskite kanalo subscribe, like ir dalinkitės ir taip toliau ir panašiai. O dabar pakalbėkime apie dar vieną Europos šalį, kuri galbūt nėra tokia didelė ir reikšminga visai Europai kaip Vokietija, tačiau taipogi mums lietuviams kažkiek artima, jau vien dėl to, kad nemažai mūsų tautiečių tenais tiesiog gyvena pastaraisiais dešimtmečiais. Viena populiariausių mūsų emigracijos krypčių buvo ir tikriausiai tebėra. Ir tikriausiai vienas kitas šio podcasto žiūrovas vis dėlto gyveno ar tebegyvena Airijoje. Taigi Airijoje įvyko prezidento rinkimai ir prezidente išrinkta tokia Catherine Connolly. Ir, na, mainstreaminė žiniasklaida iškart jums pasakė, tolimosios kairės atstovė, ir taip ir yra. Nepartinė, buvusi nepartinė kandidatė, bet nepriklausoma, bet paremta pagrindinių kairiųjų partijų. Ir, žinote, iš tikro, labai keistas dalykas, bet pagrindinės temos, ant kurių kandidatavo ir su kuriomis, ant kurių jojo ir kuriomis laimėjo šios prezidento rinkimus Catherine Connolly, buvo, nepatikėsite, klimato kaita, jinai net ir toje savo jau pergalės kalboje labai plačiai pakalbėjo apie klimato kaitą, ir Palestina, gerbėmieji. Ir čia šitoje vietoje, aišku, jūs kažkiek nustepsite, nes, na, atrodytų, tai neturėtų būti pagrindiniai klausimai. Vis dėlto Airija, kaip ir visa Europa, kamuoja ir tikros problemos, tai ir visi emigracijos klausimai ir panašus, bet pasirodo, vis dėlto kritinės masės, na, kažkaip čia pasakius, racionaliai mąstančių rinkėjų Airijoje irgi nėra. Ir, žinoma, dalyvavo labai mažai rinkėjų, ten aktyvumas buvo 46%, dar buvo rekordinis procentas sugadintų biuletenių, tai aišku, rodo ir bendrą nusivylimą, ir bendrai, na, Airijos prezidento postas irgi toks yra daugiau simbolinis, labai didelės galios neturi, bet vis tiek, na, indikacija tokia yra, ir jeigu paėmus kitą rodiklį, vis dėlto pirmumo balsus, kurios gavo, ten gavo ar 7% pirmumo balsų, na, iš tų jau tų, kurie atėjo ir kurie nesugadino biuletenių, tai jinai laimėjo su didžiausia persvara Airijos istorijoje ir tapo 10-ąją Airijos prezidente Catherine Connolly. Ir taip, savo pergalės kalbą jinai pirmą sakė airiškai, o paskui tik tai angliškai, kas vėlgi nėra visiškai standartas, žinant, kad toli gražu ne visi airiai kalba airių kalba, kad ir kaip bando atgaivinti, vis dėlto ta lingua franca, kas gyveno, kas buvo Airijoje, Dubline ir kitur, na, tai yra anglų kalba, dauguma vis dėlto bendrauja anglų kalba. Ta airių kalba yra kažkiek netgi tokia atgaivinta, labiau iš nacionalistinių paskatų. Ir taip, tas Airijos nacionalizmas, šitoje vietoje reikia labai aiškiai pasakyti, Airijos nacionalizmas, jis toks yra, jis yra antibritiškas visų pirma, ir tas yra natūralu ir puikiai suprantama. Ir jis yra, šitas mums šiek tiek sunkiau suvokti, bet Europoje yra ne viena tokia šalis, ne vienas toks nacionalistinis judėjimas, kuris yra labai kairysis su visom savo ištakom ir visa savo esme ir visa savo istorija. Tai airiškas nacionalizmas, jis nuo pat
praėjusio šimtmečio pradžios yra siaubingai kairysis ir ten jų pagrindiniai lyderiai, tų jų laisvės kovų, 20 amžiaus pradžios laisvės kovų, ten buvo toks irgi profsąjungų ir kairiųjų aktyvistas Jamesas Connolly, ta pati pavardė, bet kažkokio giminystės ryšio nėra su šita naujaja prezidente, kuris buvo žymiojo Velykų sukilimo metu suimtas ir sušaudytas su bendraminčiais. Taipogi buvo vienas žymiausių kairiųjų aktyvistų, kairio internacionalo aktyvistų, pasižymėję savo kairiosiomis iniciatyvomis ne tik pačioje Airijoje tas Jamesas Connolly, bet net ir Jungtinėse valstijose ten kūrė ir organizavo visus profsąjunginius darbininkiškus judėjimus. Ir nuo pat to laiko airių nacionalizmas visada buvo kairysis. Jie nuo pat pradžių, nuo praeito amžiaus 20-ųjų kažkur metų, nuo 30-mečio pradžios užmezgė santykius su Sovietų sąjunga. Jie dar 25 metais IRA aktyvistai lankėsi Sovietų sąjungoje, susitiko su Stalinu, susitarė dėl bendradarbiavimo ir sovietai ir kažkiek ir pinigėlių pašėrė. Ir nuo to laiko visą laiką buvo toksai tas požiūris airių nacionalizmo antibritiškas ir kartu, žinoma, ir kažkuria dalim ir prosovietiškas, arba bent jau prokomunistinis, promarksistinis, tai tikrai. Ir kažkuriais periodais netgi šitie sentimentai nusverdavo net tą nacionalistinį pradą ir jie netgi turėjo vienas didžiausių skilimų Airijos tam respublikoniškam judėjime, Airijos išsivadavimo judėjime. Įvyko 1969 metais, kai IRA, Irish Republican Army, suskilo istorinė Airijos, visos Airijos, įskaitant Šiaurės Airiją išsivadavimo organizaciją, suskilo į dvi dalis vadinamas Provisional IRA, kur liko būstinė tam Britų tebevaldomam Belfaste, Šiaurės Airijoje, ir Dubline atsirado kita IRA atšaka, vadinama Official IRA, ir kuri apskritai, kaip čia pasakius, pasitraukė nuo smurtinės kovos Šiaurės Airijoje ir išsivadavimo nuo Britų, ir tą visą Airijos išsivadavimo kovą jinai stengiasi, kaip čia pasakius, integruoti ir paversti ir permastyti per marksizmo ir marksistinių judėjimų prizmę. Taip pasakykime, tai iki tokio lygio, kad ta IRA netgi suskilo į vieną dalį, kuri buvo pilnai marksistinė, ir kitą dalį, kuri dar tebesikoncentravo į kovą su Britais kaip pagrindinį savo tikslą ir tęsė tą kovą. Ir tiesą pasakius, šitos dvi IRA dalis taip ir niekada ir nesusitaikė, taip ir liko atskiros šitos rovės, ir ta Provisional IRA, ta Belfaste likusi IRA toliau kovojo su Britais daug dešimtmečių, iki pat kol ten 98 metais ten jau pasiekė tuos susitarimus. O ta Official IRA, įsiliejo į visus tos marksistinius judėjimus ir be jokios abejonės tapo, kairiojo politinio diskurso tiesiog dalimi integrale. Ir po šiai dienai tokia tebėra, ir po šiai dienai visa ta Airijos politinė sistema, jinai kokia forma be priimtų šitą airišką respublikoniškumą, taip pasakykime, ir tą kovą už Airijos suvienijimą, skaitant Šiaurės Airiją, jie bet kuriuo atveju kažkuria savo dalimi yra promarksistiniai, nes reikia pasakyti ir tai, kad nors ta Provisional IRA, ta, kur liko kovoti smurtiniu keliu, kovoti ir toliau po to šiam 9 metų skilimo, ir tie, nors ir nebuvo tokie atvirai promarksistiniai, kaip tie Dubline likę Official IRA atstovai, bet ir tie praktiniai sumetimais labai aktyviai bendradarbiavo ir su sovietais, ir ypač su visais sovietų finansuojamais ir organizuojamais paramilitariniais judėjimais, ir ypač labai jų aktyvus buvo ir ideologiškai artimas tas bendravimas su Palestinos išsivadavimo organizacija, Jasiro Arafato PLO. Jie su jais keitėsi know-how, keitėsi žiniomis, bendradarbiavo, visai dalyvavo bendruose stovyklose. Šitoje vietoje reikia, aišku, paminėti, kad ir buvo ir dar pagalbininkų, toksai jau dabar
jau, kaip sakom, iškeliavęs į kitą pasaulį Muamaras Gaddafi savo šlovės viršūnėje, rėmė visokius tokius judėjimus ir į tas stovyklas Libijoje atskrisdavo ir IRA kovotojai, ir PLO kovotojai, ir kokie nors Kolumbijos FARC kovotojai marksistiniai, ir dar visokių iš Jemenų ir kitų šalių. Tai buvo toks socialistinis, antikapitalistinis internacionalas. Ir jis formavo ir tam airių vėlgi kolektyviniai pasąmonėje ir nacionalistiniuose sluoksniuose po šiai dienai yra gyvas tas autentiškas, iš tikrųjų, tuos stebint pro-palestinietiškus mitingus visoje Europoje, tai kai kur jie yra visiškai tokie, kaip čia pasakius, net ir pas mus visiškai kažkokie svetimkūniai, bet Airijoje tas tarp airių ir ypač airių tų respublikoniškų nacionalistų pusėje tas esantis pro-palestinietiškas sentimentas, jis yra autentiškas ir jis turi daug dešimtmečių gyvuojantį pagrindą, taip pasakykime, ir tiesą pasakius, net ir su kitom tom organizacijom, kaip tarkim Kolumbijos marksistų FARC organizacija, bendradarbiavimas buvo palaikomas ir tikriausiai tebėra palaikomas net ir pasiekus tiems airiams 98 metų susitarimus su Britais, net ir po to liko IRA grupuotės, kurios tų susitarimų nepripažino, arba tiesiog žmonės su visom teroristiniam kvalifikacijom ieškojo, kur pritaikyti savo žinias, tai jie su tais FARC bendradarbiavo, apmokė juos visokiais sprogmenų gaminimo ir panašiais klausimais, čia yra išaiškintų istorijų ir taip toliau ir panašiai. Čia galima būtų vardinti ir yra žinoma ir apie kontaktus vėliau ir su Hamas, nes nepaisant to, kad vėlgi, nepaisant visų tų komplikuotų detalių, kad Hamas vis dėlto buvo skirtingai nuo PLO, nuo Arafato PLO pasaulietinės marksistinės organizacijos, Hamas buvo kaip ir islamistinis, bet jis irgi nespjovė visokius ryšius su tom kitom komunistiniam, marksistiniam organizacijom, tai buvo ir tų ryšių ir todėl vėlgi po šiai dienai tam pačiam Dubline, tarp tų žmonių ir tose rajonuose, kur gyvena respublikoniškos tos IRA prijaučiantis žmonės, pamatysite daug ir Palestinos vėliavų ir tai tikrai nėra atsitiktinumas ir tas tebesitęsia po šiai dienai ir Airija yra viena iš tų šalių, kuri pirmoji pripažino oficialiai Palestinos valstybę, dar pernai metų pradžioje, man atrodo, kartu ten su ispanais ir norvegais liktai iš Europos tų valstybių. Neskaitant tų, kurios pripažino ten tą Palestiną dar to buvusių sovietinio bloko šalių, kur dar pripažino dar seniau. Bet tai čia buvo dar senesni dalykai. Ir dabar, grįžtant prie tos naujosios prezidentės, dėl to, žinant šitą kontekstą, nieko neturėtų stebinti, kad jos viena pagrindinių temų, kaip jau minėjau, ant kurių jinai jojo, tai buvo Palestina. Ir vėlgi dabar, žinant šitą kontekstą, nereiktų stebėtis, kad šita naujoji Airijos prezidentė savo kalbose, priešrinkiminėse, daug kartų kalbėjo, kad ir NATO yra agresyvus karą skatinantis blokas, taip, jinai laikosi tokios pozicijos, jinai kaltino Vokietiją militarizavimuose ir visada kalba apie visokius karinius pramoninius kompleksus, ir karo kurstymą iš NATO pusės. Apie karo kurstymą iš Rusijos pusės jinai nekalba, kaip ir visi kairuoliai leftistai. Tai susitaikykite, vis dėlto aš čia dabar šitą monologą ir šitą tokią pamokėlę apie airių nacionalizmą, kuris, kaip jau minėjau, jis yra labai mums sunkiai suprantamas, bet jis toks yra. Tai aš noriu užbaigti, kad to mintim, kad susitaikykite, tas nacionalizmas Europoje yra labai įvairus ir jis nebūtinai yra kaip pas mus savo esme dešinysis ir daug, jeigu pasižiūrėsime toliau, tarkim, tų ispanų, tie visi separatistiniai nacionalistiniai judėjimai katalonų, baskų, ten ETA, tokios organizacijos, ar ten Sardinijoje esančios ir panašiai, jos dažniausiai visos yra labai griežtai kairiosios ir netgi atvirai marksistinės, komunistinės, ir ypač jeigu Barcelonoje busit, pamatysit visų ten tų nacionalistinių užrašų su pjautuvais ir kūjais. Tai čia yra būtent toksai pastebėjimas ant to, ant kiek Europa yra
nevienalytė ir kad dabar grįžtant prie tokių platesnių apibendrinimų, kad mums įsivaizduot, kad Europa gali kažkaip tai surasti savyje kažkokių jėgų, nugalėti Rusiją, dar kažką. Europa nieko negali, nes tai yra tokia kolekcija tokių skirtingų šalių ir tautų ir nacionalistinių idėjų ir judėjimų, kurių daugumoje nieks nevienė. Ir kaip jau minėjau, tokiose šalyse kaip Ispanija ar Airija žymiai svarbesnis, skaudesnis ir žymiai daugiau ir balsuotojų, ir rinkėjų, ir aistrų keliantis klausimas yra Gazos, o ne kokios nors Ukrainos, skirtingai ne mums atrodo. Ir dėl to, na ir kaip jau minėjau, tokie klausimai, kur irgi mes taip priemam, kaip ir, žinote, net ir tie pas mus, kurie ten, žinote, už tą klimatą kovoja, tai, žinote, tai būna didesnė dalim, tai yra visokia lėšų įsisavintai, pas mus ten tų idėjinių klimatistų yra labai mažai. Airijoje, kaip matome, yra ir idėjinių, nes, ta prasme, kitas svarbus arkliukas, ant ko jojo šita Catherine Connolly, buvo klimatizmas. O ko pas jos kalbose visai nebuvo, tai imigracijos stabdymas ir panašus dalykai. Na, kaip ir priklauso leftistei, apie šitokius dalykus jinai nekalba arba kalba vien pozityvioje šviesoje. Taip kad, ką aš čia dar kartą turiu pakartoti, tai mano patvirtina dar kartą įsitikinimą, kad mums labai kažkokios daug vilčių dėti į Europą mes negalime, nes kaip jau matote, naujoji Airijos prezidentė tuos mums tai atrodytų menkus ir juokingus Vokietijos naujo ginklavimosi žingsnius žiūri kaip į neigiamybę, kaip į kažkokį blogą dalyką, kaip į karo skatinimą ir panašius dalykus, ir jinai laimėjo aiškiai šitos prezidento rinkimus, reiškia, visuomeniai turi palaikymą, taip kad mūsų, ir šitą įsiminkite, mūsų vienintelė viltis buvo ir tebėra Amerika, kokia jinai bebūtų. Europoje kažkokio tai didelio noro tikrai tapti karinę, geopolitinę galę nėra, ir nėra ne tik politinėme establishmente, bet akivaizdu, kad nėra ir platesniuose visuomenės sluoksniuose.